Šiandieną važiuoju fotografuoti Austėjos ir Simono vestuvių. Vakar buvom susitikę Alegrijos viešbutyje, kur jaunavedžiai apsistoja čia, Mohokare, nuostabiame Ispanijos šalyje. Ir jaunavedžiai išreiškė tokį pageidavimą, rodė Pinterest nuotraukas, kokių nuotraukų pageidauja, buvom aptarę šiek tiek jau ir anksčiau. Tas nuotraukas tokio daugiau editorial fashion stiliaus, tai yra irgi kaip aš irgi iš dalies fotografuoju. Ne viską, nes mano stilius yra labai universalus, aš būtent darau ir tokias nuotraukas, bet ir labai daug reportažuoju, gaudau tiesiog nuotraukas, kurios jaunavedžiai nelabai, ar tuos, kuriuos fotografuoju, nelabai gali ir žinoti ar nežino, kad jos yra, kol negauna. Tai tas reportažinis stilius, bet šiuo atveju ir dažnai apskritai jaunavedžiai sako, man tai stilius tavo mes matėm, tinka, patinka, pasitikim, tu fotografuok taip, kaip matai, mes žinom, kad bus gerai. Ačiū už tai. Bet būna ir kaip šiandieną pageidavimas, vakar buvo pageidavimas ir šiandieną, kurį reikės išpildyti, tai yra toks labai specifinis fotosesijos pradžia viešbutyje, labai gražus viešbutis ir būtent tenais netgi kelias valandas, aišku, bus ir filmuota, tai reikės dalintis jaunavedžiais, bet būtent daryti to tokio editorial septynės fotografijos stiliaus nuotraukas. Tai vėlgi, jeigu nėra labai didelis tarpas tarp to, kaip aš matau nuotraukas ir kaip mato jaunavedžiai, o dažniausiai tai ir nebūna to didelio tarpo, nes tada mes apskritai nelabai jaunavedžiai ir mane renkasi, tai tikrai pildau ir išpildysiu. Ir jeigu jūs fotografuosite ateityje, ar jūsų vestuvės, ar asmeninė fotosesija, tai jei atsiduosite visiškai mano vizijai, ačiū. Jeigu turite pageidavimų, drąsiai sakykite, kartu mes sukursime nuostabias nuotraukas. O dabar jau liko 20 minučių, viešbutis čia netoli įsikūręs, štai su nuostabiu vaizdu į jūrą. Važiuoju fotografuoti Simono ir Austėjos vestuvę.